Sveikas, Eugenijus. Labas, Vyčka. Seniai matėmės. Norėčiau šiek tiek tavęs paklausinėti apie akų. Mes ganėtinai nemažai parduotuvėse turime šių batų ir kodėl mes juos atsivežėm, gal gali pačią istoriją papasakoti ir apie pačią įmonę. Kas jį per įmonę? Pati istorija buvo tokia, kad prieš daug metų Salma prekiavo tokiu brandu kaip Kamikas, jeigu dar žinai tokį. Kanadietiškai. Kanados jo. Ir pasirodė parodoje vieną kartą bendravom, jie visi vaikšto su akų kažkokiam maikutėm, ne? Ir klausiu, kas tai yra, sako, tai yra batai. Tada pradėjau domėtis ir pasirodo, kad tai yra Italijos gamintojas, kuris dirba Europoje nuo 85 berods metų. Ir pirmieji Europoje pradėjo naudoti Gore-Tex batuose. Tai ganėtinai senas tradicijas turinti įmonė. Kaip italai sako, pica, pasta ir batus moka gaminti italai. Tai jie turi gamyklą pas save, aišku, turi Rumunijoje gamyklą, o taip pat, kai kurios modelius daro, reiškia, Vietname, sakykime, jeigu ten kalbate apie tolimosius rytus, tai tokius mažiau sudėtingus, orientuojasi grinai daugiausiai į tą pasivaikščiojimą, trekingą vadinamą. Kažkada netgi ir sportinius tos bėgimo batus darė, bet atsisakė to dalyko ir praktiškai, kas susijęs su kalnais ir kelionėmis. Atsimenu, dar ir žieminius batus darė kažką. Darė žieminius, bet kaip žinom, Italijoje ir daugumoje Europoje su ta žiema nelabai, tai užtenka tų vadinamų paprastų batų. O kuo skiriasi šiaip paprastas, tarkim, kinietiškas batas nuo akų avalynės? Tai visų pirma, visi akų modeliai daromi ant tai vadinamo kurpaliaus. Tai yra tas kurpalius sukuriamas pagal žmogaus kojos anatomiją. Labai ten tas kurpalius turbūt daugiausiai ir užima sąnaudų, kaip sakant, to intelektų ir inžinierinių sugebėjimų. Ir ant jo daroma. Tai yra, kad viskas prisitaikytų prie žmogaus kojos anatomijos ir būtų kuo patogiau, kuo ilgiau. Tai yra, jeigu pasimsi čia batus, tai gali būti jisai gražiai atrodys, bet jo tiesiog padas bus plokščias. Tu tiesiog pavargsi. O čia visi yra tie iškilimai ir kiti dalykai. Aišku, medžiagos. Aišku, jie kaip visa Europa pasukė dabar į tą žalę, bet jeigu jau naudoja odą, tai naudoja itališkai išdirbtą odą. Jeigu naudoja membraną, tai aišku geriausia Gore-Tex, jeigu naudoja padus, tai daugiausiai Vibram, tai yra geriausias medžiagos. Ir matosi iš tikrųjų, kai pasižiūri, Italijoje pagamintas batas, niekur nesimato jokių kažkokių klijų išlindusių ar ne. O jeigu paimsi kokį nors kinietišką, vis tiek matysi kažkur kažkas kreiva ir taip toliau. Bet esmė yra, kad patogumas, tai yra būtent, kad prisitaiko prie kojos, tai čia tie tokie esminiai dalykai. Turėjom ilgus metus tokį vasarinį modeliuką ir dabar šiais metais atsivežėm šitus Airo. Gali papasakot, kuo jie, pavyzdžiui, vienas tarp kito skiriasi? Šitas batas labai populiarus, aš jų turbūt kokius 3 poras sunešiau, žmona irgi panašiai. Jie be proto patogus, ta prasme, kasdieniam vaikščiojimui, ar ne? Bet jie tokie, nėra ilgesniai kelioniai. Aš taip sakyčiau, jeigu su jais labai daug eiti ir biški sudėtingesnių kažkokių takų, ten kur akmenys, kur nelygus paviršius, tai jie, gerai, bet ne taip gerai. Šitas jau turi tvirtesnį tą egzoskeletą vadinamą, bet lygiai taip pat yra be jokių membranų su tinkleliu, labiau priglunda prie kojos ir netgi jeigu po šitų žmogus susideda, jam atrodo kažkas nekomfortiška, bet paskui supranti, kad taip ir turi būti. Koja stovi stabiliai, ta prasme, gaunasi vienas. Į šitą tai paprastai kaip iš lepetės įsisperi, net nepersiriši, žinai. Tai jis toks šiek tiek tabalontis, aišku, fainas, lengvas, lengvesnis gal šiek tiek, bet šitas praktinė prasme, jeigu ten eiti kažkur toliau, čia kai buvau festivalį, kiekvieną dieną ten gavosi nuo scenos iki scenos po 12 000 žingsniukų, tai iš tikrųjų labai patogu. Tai grinai patogumo prasme, saugumo netgi sakyčiau, nes matosi, žinai, šitie tokie platesni, tokie tabalaikos. Supratau. O kada rekomenduotum rinktis, pavyzdžiui, Gore-Tex ir paprastą membraną, tavo manimu?
kada yra geriausias pasirinkimas? Gore-Texas, sakykim taip, nors jis deklaruoja, kad kvėpuoja kažkiek ar ne, ir netgi mūsų va tie aukšti batai, aš renkuosi tuos su Air 8000 sistema, kuri yra realiai likti 11, jeigu gerai atsimenu, kartų geriau kvėpuoja, negu kad tiesiog, jeigu įdėti Gore-Tex ir belia kokias medžiagas. Bet vis tiek, mes žinom, kad jeigu kai varšta ar karšta, tai tas kvėpavimas, toks labai sąlyginis. Jis aišku išgarina tą drėgmę, bet vis tiek kaista koja. Kaip ten bebūtų, jisai sulaiko, ten nėra cirkuliacijos. Bet būtent mes renkamės, aš renkuosi su Air 8000, tai yra geresnis kvėpavimas, negu tiesiog būtų kažkoks paprastai įdėtas Gore-Texas. Tai Gore-Texas realiai reikalingas, taip, jeigu taip jau žiūrėt, gilintis, ten, kur reikia, kad neperšlaptų, prasme, batas. Tai pagrindė tiek, jeigu vasarą ir ten kažkiek truputėlį gali ir sušlapti nuo rasos, vis tiek greitai išdžius, tai net nebūtinai. Šitie tai realiai o šitie tai tokie, jeigu per rasą perinė, bet greitai ir išdžiūna. Taip. Tai Gore-Texas toksai dalykas, kad gali per balas, per kažkokius negilius upelius. O šitus išbandėjau per rasą, per festivalį? Nebuvo raso, plus 30. Nebuvo, bet šiaip faini batai, sakau. Bėda, kad pradžioje atrodo, kad nepatogus viskas, bet paskui, kai priprantis, tai supranti, kodėl jie atsirado ir kodėl jie pakeitė šitus. O moterim kažką iš akų galim pasiūlyti? Mes visada turėdavome moterim batų ir, tarkim, šiemet net iš tų aukštų batų ar ne, rudeninių, čia mūsų pagrindinis modelis, štai tokį modeliuką moteriam turim. Su Gore-Texu. Čia yra su Gore-Texu, tai tokie, kur eis kažkur, tai ten į tos, josgi mėgsta vaikščioti, dabar populiaru tie visokie žygiai ten, ar ten, kur ten Ispanijoje eina, ne, daug kas. Ir taip pat turim tos pačius vasarinius batus, tai yra tas senas modeliukas, Rapida Air kažkoks likutis. Ir štai toks modeliukas Airos. Aišku, mes prašėm dar vienos spalvos, 2 spalvų, bet kažkaip tai matyti tik mums patiko, nes jie nepagamino mums kitos spalvos, tai turim tik vieną dėją. Bet pasirinkimo vis tiek yra pakankamai. O su dydžiais, kaip visų dydžių parduotuvėse yra ar ne? Šiuo metu, kadangi gavom visai neseniai, tai turim praktiškai visų dydžių, ar ne? Aišku, neturim ten pačių mažiausių, ten kokią 35-4 gal ne, bet turbūt nuo 36, ar ne? Jeigu moteriška nuo 36 iki turbūt kem 2 turim, o vyriškų turbūt nuo kokio nors kem 2 ar 1. Kem 1 turbūt iki kem netgi 8. Tai šiuo metu yra visų, bet kas svarbus labai momentas, kad yra pusinių dydžių. Ir atrodo toks niuansas nedidelis, bet labai svarbus. Pavyzdžiui, man kem 6 yra šiek tiek per mažas, kem 7 jau toks per laisvas. Yra kem 6,5 ir jisai tobulai sėdi. Todėl aš visada rekomenduoju pasimkit lentelę, akų yra puslapį, gal net ir salmo įsidėjus, ar ne, įsimatuokit batą daugiau mažiau. O jeigu turit galimybę pasimatuoti parduotuvę, tai pasimatuokit ir prašykit tų pusinių dydžių. Jeigu ten jaučiat, kad kažkas įtartina, matuokitės tas pusinius ir tikrai bus pasirinkimas. Tai tuo mes skiriamės nuo daugumos. Sakyčiau taip, nuo visų žvejybos parduotuvų jie tikrai pusinių dydžių neturi. Bet netgi ir nuo kai kurių avalynę prekiaujančių parduotuvių. O kaip dėl pačių batų garantijos? Yra kažkokia ar ne? Garantija be abejo yra, tai yra avalynė visai, šiaip tai pagal statymą ir kaip ir 2 metai, ir akų duoda tos 2 metus. Aišku, jinai neapima tuos, kad jeigu ten vaikščiosi žaisi futbolą, tau nusitrins ar statybose ten spardėsi betoninės plokštės. Ne, bet jeigu tau iširs kažkoks tai ten siūlė, ar ne? Arba, pavyzdžiui, bus Gore-Texinis batas, kuris leidžia vandenį. Tai principė tada reikia nešti su pretenzija, vadinkim, ar ne, ir mes žiūrėsim, ar tas yra natūralus susidėvėjimas,
ar brokas. Jeigu brokas, tai be kalbų keičiam. Ir jeigu buvo vienas atvejis, kai ten, sakykime, visa beveik partija buvo tokia, leido vandenį, tai mums visa partija gamintojas pakeitė, bet tai buvo vienas kartas iš mūsų, čia kokios, nežinau, 15 metų istorijos. O šiaip keičiam. Aišku, vienas momentas yra su tais neperšlampamais juokingas ir gan kvailai skambantis, bet faktas ir gamyklai man sakė, kad kartais pradeda leisti čia priekį ar ne kažkur. Ir priežastis būna labai tokia primityvi, kad žmogus tiesiog turi aštrius didelius nagus. Kadangi membrana yra iš vidaus, jinai nėra taip, kad medžiaga, paskui membrana, praktiškai membrana, tas Gore-Texas yra arčiausiai jūsų kojos, tai jeigu aštrus nagas, jisai gali prapjauti. Ir tokiu atveju buvo, aš juokiausi, bet tai yra faktas. Tai finale reikia nusikirpti nagus? Taip, tai aš tai sakyčiau, kad reikia prižiūrėti šiek tiek. Atsivežėm visų naujų modelių, o šiek tiek dar apie pačius senesnius, tai norėčiau pasakyti, kad jiem dar mes turime ir nuolaidas netgi padarant. Pavyzdžiui, šitam batui yra minus 40% nuolaida, tai kaina, manau, tikrai puikiai gaunas. Labai adekvati ir tai yra gera praktika, ta prasme, kažkokie modeliai, kurie ten paseno, man atrodo, kad yra geresnių, tai taip ir darom, kad senus išparduodam. Procentų, tai labai nebloga nuolaida. Ir netgi dar dydžių, žinau, kad einama yra 4, 5, jeigu neklystu. Tai čia toks batas vasarai gerai, toksai su Gore-Texu. Jame nieko ten ypatingo nėra, bet tai yra lengvas, patogus batas, skirtas vaikščiojimui ilgam ir spalvytė tokia karpinė, ne, režisieriau? Gerai, karpininkai mėgsta vis šitą slėptis nuo karpių. Taip. Čia gali su flomasteriu net uždažyti, ne? Tai ačiū, Eugenijau, tau už visą šią AKU įmonės ir batų apžvalgą. Ir manau, dar ne vieną video padarysim apie mūsų turimus brandus. O visus batus rasite salmo.lt ir visose fizinėse Salmo parduotuvėse. Tai... Jeigu ką, kreipkitės, papasakos. Taip, pakonsultuosim. Iki.